Te užtaria mus per šias šventasias mišias šventasis Grigalius didysis, popiežius, 6 amžius, Benediktinas, prisidėjęs prie bažnytinio giedojimo atnaujinimo, iš čia grigališkasis choralas. Žodžiu, buvo tikintis vyras, ačiū Dievui, kurį po tiek amžių galima minėti ir didžiuotis jo tikėjimo liudijimu. Tad tegul užtaria bažnyčia, užtaria mūsų pasaulį, užtaria mus, kad ir mes liktume ištikimi Viešpačiui iki pabaigos. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Iš sinagogos Jėzus atėjo į Simono namus. Simono uošvė labai karščiavo ir namiškiai prašė jai pagalbos. Atsistojęs prie jos galvūgalio, jis sudraudė karštinę ir toji pasiliovė. Moteris tojau atsikėlusi ėmė jiems tarnauti. Saulei leidžiantis, visi, kurie turėjo ligonių įvairiomis ligomis sergančių, vedė juos prie Jėzaus, o jis gydė ant kiekvieno uždėdamas rankas. Iš daugelio išeidavo demonai, šaukdami: Tu Dievo sūnus. Jis drausdavo juos, kad šito nesakytų, mat jie žinojo jį esant Mesiją. Dienai išaušus Jėzus nukeliavo į negyvenamą vietą, bet minios jo ieškojo ir jį pasivijo. Žmonės mėgino Jėzų sulaikyti, kad jų nepaliktų. O jis jiems pasakė: Ir kitiems miestams aš turiu skelbti gerąją naujieną apie Dievo karalystę, nes tam ir esu siųstas. Ir jis skelbė žodį Judėjos sinagogoje. Tai Viešpaties žodis. Uošvienės karštinė. Tokia liga gali grėsti kiekvienam iš mūsų. Gal ir nesam uošvienės ar uošviai, bet liga šita labai dažna mūsų tarpe. Kada susergam uošvienės karštinę? Kada tai vyksta? Tuomet, kai atidėlioju sprendimus. Tuomet, kai bėgu nuo apsisprendimo labiau, daugiau tarnauti Jėzui ir jo karalystei. Nepakylu dovanoti savęs, daug manyje gražų, karštų norų, bet labai mažai konkrečių veiksmų. Ir gal jau seniai Viešpats beldžia į tą mano širdį ir sako, kada tu apsispręsi pagaliau. Jau seniai kalbinu tave, jau seniai vedu link to, jau seniai rodau tau šią kryptį gyvenime, bet aš nedrįstu vis, bejėgystės apimtas. Pakilti, nustoti karščiuoti, tai lygu pilnai, dosniai, džiaugsmingai atsiduoti, tarnauti Jėzui, apsispręsti, sekti jį pilnai, be išimčių. Tad aš šiandien prašau, kad Jėzus mums kiekvienam atskleistų mūsų visas karštines, tą visą neryžtingumą, atidėliojimą, baimingą sustingimą. Jėzau, padėk mums tojau atsikelti ir uoliai tau tarnauti.